Praeitą kartą kalbinot mane, bet taip lygiavertiškumai būtų turbūt sąžininga, kad aš jūs pakalbinčiau. Oi, Čia tiesioginis eteris, mums nereikia netikslumų. O ko moteris nori santykiuose? Jos. Taip gražiai bendravom, taip gražiai Kažkaip bendravom. taip. Yra tas posakis, kad vyrai tikisi, kad po vestuvių moteris nepasikeis, o moteris tikisi, kad vyrai pasikeis. Ar tikrai taip yra? Ar tikrai moteris Mes dar tikisi? neištekėjusios, tai nežinom šitą dalyką, bet aš aiškiai žinau vieną dalyką, kad kai vyrai sužino, ką galvoja moteris, jinai staiga persigalvoja. Bet nėra viskas tai blogai. Arnai, žiūrėkit, pradėkime nuo to, kad moteris yra labai nuostabi būtybė, kuri dažniausiai Visiškai duoda sutinku. suprasti, ko jinai nori. Nebūtinai jinai garsiai pasako, bet jinai duoda suprasti. Moters net nereikia bandyti suprasti, ją reikia tiesiog mylėti ir priimti. Žmonės sako, žmonės nesikeičia. Žmonės keičiasi tik ne taip, kaip mes norim. Ir mes dėl to turim išmokti priimti. Bet ar yra teisinga turėti lūkestį į kitą žmogų? Visiškai sutinku su jumis, kad ne, reikia tiesiog mylėti. Eteryje Ieva ir Justė. Kokie pozityvūs. Gerai. Gerai.